6 epizodas. Pavojaus signalai. Nors bendras pelnas auga, mūsų vidutinis krepšelis traukiasi 1%. Tai reiškia, kad pirkėjai vienu kartu išleidžia mažiau nei pernai. 51. Kuris marketingo kanalas praranda daugiausia vertės? Tai AdWords, kur krepšelis susitraukia 1,9%. 52. Ar e-mail kanalas laikosi geriau? Deja ne. Čia fiksavome 1,1% nuosmukį. 53. Kokia situacija su organic paieška? Jos krepšelio vertė krito lygiai 1%. 54. Ar Facebook pirkėjai išleidžia daugiau? Ne. Jų krepšelis susitraukia 0,9%. 55. Kuris kanalas stabiliausias? YouTube krepšelio vertė beveik nepakito. Kritimas tik 0,1%. 56. Kokia yra vidutinė krepšelio suma eurais? Šiuo metu jis siekia 86 eurus. 57. Kodėl visa krepšelio suvestinė dega raudonai? Tai signalas, kad pirkėjai renkasi pigesnės prekes arba naudojasi nuolaidomis. 58. Bet žiūrėkite, turime ir žaliuojančių kategorijų. SOX krepšelio vertė išaugo 5,1%. 59. Kas dar auga? Skirts krepšelis pasistiebė 4,6%, o underwear 2,9%. 60. O kas tempia mus žemyn? Jumpsuits ir rompers krepšelis krito net 11,6%. Tai mūsų didžiausias pavojaus signalas. 60 klausimų įveikta. Kitame epizode ieškosime dar daugiau potencialo. Sekite mus!